Sveiki. Šiandieną mes pradėsime mūsų laidos naują sezoną. O mūsų laida vadinasi BMW televizija! Supratot, ne? Kas svarbiausia, jokio drifto, tik ne šiandien! Ką tik atsiradome į Pro Gamerio namus, kaip supratote, nieks mūsų kaip ir neįleidote, nieko nerodėme iš tikrųjų, tai dabar šiuo atveju pasibersim pas jį į duris. Kas čia? Čia iš BMW televizijos. Priimsit mus? Gerai, užeikit. Leid. Užeikit, prisėskit. Kur čia sės? Prisėskit. Čia galima atsisėsti, bet kur? Prisėskit. Nu, tai va. Labas, prisistatyk. Čia yra BMW kanalas ir mes užduosime klausimus. Esu VSNT, 22 metai mano vardas Ignas. Žaidžiu kompiuterinius žaidimus, streaminu, gyvenu tokioj žalioj aplinkoje. Ką daugiau čia ir papasakosiu apie mane. Tai va, iš tikrųjų, VSNT, noriu su jumis pasikalbėti ir pasiklausti, kaip išgyvenate, kodėl gyvenate ir pas ką gyvenate, tėvai iš jūs išlaiko, ar ta prasme iš žaidimų išgyvenate? Taip, iš žaidimų išgyvenu, pas tėvus negyvenu, neturiu nei mokslo, nei darbo. Va, kas išeina iš streamo ir tas gaunu. Taip, man viskas išeina, pajamos normalios, susimoku viską, kaip ir eina. Va. Man patinka obuoliai arba visai. Supratau, tai iš tikrųjų, VSNT, ar daug uždirbate į savo žaidimų? Užtektinai, nusipirkau kaip tik Passat 81 metų, važiuoja puikiai, ko puikiausiai. VSNT? Matėt, va taip. VSNT? O kaip Feniksas? O tai vis tiek aktualu, šiandieniška. Klausimas apie aparatūrą. Jau pastebėjome, kad turite šiek tiek universalesnę aparatūrą. Iš kur jinai? Iš kur pinigai? Iš kur jie? Na, prieš porą metų dirbau Norvegijoje, silkių fabrike. Ten ir išėjo nusipirkti pelytę. Grįžau čionais, tai, paskola. Ir viskas. Tai va, iš tikrųjų, VSNT, ką noriu jūsų pasiklausti ir tikrai noriu sužinoti, kas yra labai man aktualu ir sužinoti noriu pasiklausti. Va, tokiu atveju, VSNT, kalbant apie tai, tikrai, ką jūs dažniausiai laisvalaikiais veikiate ir ką užsiiminėjate po savo laisvo laiko? Po savo laisvo laiko aš dažniausiai meldžiuosi Gabėnui, ten nueinu, čia dažniausiai kiekvieną dieną meldžiuosi, žinai kaip ten yra. Reikia melstis, tikėjimas yra tikėjimas. Tai va, meldiesi ir tas ateina, tas tikėjimas pas tave širdį ateina ir jisai... O bet jeigu norėtum, kad galėtum suprast arba vis tiek norėtum, jeigu suprastum pagavęs mintį ir atrastum save joje, kur nukeliautum mano keliai arba savo esmės pagrindais? O tai kaip yra su broliais, kaip yra su seserims, kaip yra su vienturtybė? Šeima, kaip jūsise yra? Paprastai, aš esu 12 sūnus, kaip ir iš viso mūsų yra 15. Turim vieną kompiuterį, bet aš jį rezervavau, žinai, kaip ant streamų, sakau, man streamint reikia darbą, to aš neturiu, o iš kur pinigai, iš ten ir yra. Tai va, diktis atsakiau į tavo klausimą. Na, bet ne visai, pasakyčiau, nes pavyzdžiui, kai galima paimti ir kitą etapą, arba norint jo nerasti. O jeigu nerasi, gali eiti ir melstis, o nepasimelsi, vis tiek kilimas kabės. Dar kartelį, ačiū jums. Tai va, iš tikrųjų, VSNT, kalbant apie širdies draugę, gal turite kokį, draugę, gal kokią artimą žmogų, kuris tiesiog su jumis praleidžia daug laiko, žaidžiant CS ar dar kokį užsiėmimą veikiate kartu su jie, taip drauge, kartu, ne atskirai.
Nu, mano kompiuteris tai va, yra mano antra pusė. Kompiuteris, nu va, matot. Bet čia va yra mano antra pusė, kaip sakoma, antra pusė. Va čia va, viskas yra. CS, monitorius, viskas, va čia. Tai jums čia iš tikrųjų yra artimas žmogus, draugas, toks giminaitis, viską atstoja iš tikrųjų, negi... Viską atstoja, visus mano žmonės, kaip jūs sako, taip toliau, artimus žmogus. Pažiūrėkit, kaip šaudo, pažiūrėkit, kaip šaudo, nu iš karto. Jinai mane myli, mane myli. O kur norėtų būti jisai? Arba, pavyzdžiui, galėtų suprasti, ar nenori. Arba, pavyzdžiui, iš vis atsibustų. Arba galima iš vis nenorėti. Ko jis apšiai klausia? Tai iš tikrųjų, Vasinote, dar vienas jums paskutinis klausimas, kuris bus dabar šiuo metu užduotas jums. O kas tave palaiko gyvą? Iš kur turi energijos? Kaip gali streaminti taip ilgai? Iš kur noras? Na, čia labai paprastas dalykas. Vis tiek streaminį po 12, po daugiau valandų, tai va, energetinio, opa, iššaunė, tokia, bum, yra, iešk kontaktų, tai va, opa. Sveikata. Bet čiagi toks pigus? Ar negali būti kitaip? Ar iš vis norėsime, kad suprasime? Arba kad, pavyzdžiui, iš jo mano tėtis, arba jis grįžtų, tada iš vis galime suprasti kitą kalbą. Arba kai nori padaryti, arba iš vis tada, sako, tamsoj viskas būna. Arba kai nori suprato, jis, pavyzdžiui, arba gali padaryti.